Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, Klaipėdos uostas taps išorinė jos siena, todėl ji turi būti saugoma pagal griežčiausius reikalavimus. Ypač aktualu, kad vežant maisto produktus ar pašarus nebūtų įvežta nekokybiškų produktų ar įvairių užkratų. Todėl veterinarijos ir fitosanitarijos pasienio kontipostai liudija, kad Klaipėda iš narystės Europos Sąjungoje turi jau ir konkrečios naudos. В порту Клайпеды сел на мель аргентинский танкер с 50 тысячами тонн нефти. В одном из отсеков танкера «Принцесс PIA» командой корабля была обнаружена 30-сантиметровая пробоина. Однако, к счастью, утечки нефти не произошло. Сразу же после инцидента судно безуспешно пытались вытянуть на 5 буксирах. Сегодня спасатели планируют перегрузить в другое судно около 3500 тонн нефти, после чего доставить облегченную «Принцессу» обратно в Клайпедский порт. Tanker auf Grund gelaufen. Der mit 50.000 Tonnen Öl beladene Tanker Princess Pia hat sich im Hafen der litauischen Stadt Klaipėda festgefahren. Angeblich besteht keine Gefahr für die Umwelt, weil nur einige mit Wasser gefüllte Ballasttanks beschädigt worden seien. An der spanischen Atlantikküste ist erneut Öl aus dem gesunkenen Tanker Prestige angeschwemmt worden. Die Befürchtungen der Experten haben sich bewahrheitet. Die maroden Wände der Prestige halten dem Wasserdruck in 3600 Metern Tiefe nicht stand. 14 verschiedene Risse hat das französische U-Boot Nautil beim ersten Tauchgang ausgemacht. Und die Unterwasseraufnahmen belegen, dass unaufhaltsam Öl aus dem Frachter austritt. Starke Winde treiben einen neuen großen Ölteppich auf das Festland zu. Und die ersten Vorboten sind bereits 240 Kilometer von der Unglücksstelle entfernt angekommen. Die Wellen haben neue Klumpen an die Nordwestküste Spaniens gespült. Taucher haben vor der Atlantikinsel Zies tote Meerestiere aus dem Wasser gezogen. Ihre Hände sind ölverklebt. Wenn die Tiere mit dem Öl in Kontakt kommen, sterben sie, erklärt dieser Taucher. Die dritte große Ölpest wird für den Freitag erwartet. In den Häfen entlang der Küste stehen die Fischer in höchster Alarmbereitschaft. Sie haben 4000 Boote mobilisiert, mit denen sie Sperren errichten wollen, um das Eindringen des Öls in die Buchten zu verhindern. Einige haben ihre Boote so umgerüstet, dass sie mit ihren Fanggeräten das Öl abschöpfen können. Denn die großen Ölbekämpfungsschiffe sind machtlos, weil der Wind die schwarze Flut in viele kleine Teile zerrissen hat. Das wird Jahre dauern und nicht Monate. Das ist keine Sache von 4 Wochen, sondern von einer langen Dauer. 3 weitere Regionen betroffen. In Asturien tragen freiwillige Helfer an 25 Stränden Öl ab. 5 neue Stellen wurden verseucht. In Kantabrien sind 18 Strände kontaminiert, im Baskenland 5. Das Öl hat auch vor der Biskaya nicht Halt gemacht und das ist erst der angelaufen ist. Der Untergang der Prestige wird die Atlantikküste noch lange in Atem halten. Von der Beschaffenheit der Tanks wird es abhängen, wie schnell die restliche Ladung in den Atlantik läuft und die Küstenregion verseucht. Sveiki! Kviečiame žiūrėti ketvirtadienį gruodžio 12-osios Baltikum televizijos žinias. Pradžioje naujienos trumpai. Incidentai jūroje. Uosto vartuose ant seklumos užplaukė nafta pakrautas tanklaivis. Į krantą išmestas žvejų botas. Vakar pavakarę uosto vartuose avariją patyrė iš bendrovės Klaipėdos nafta plaukęs tanklaivis Princess Pia su 50 000 tonų mazuto. Naftos produktus į Singapūrą turėjęs nuplukdyti Argentinos laivas netoli pietinio molo užplaukė ant seklumos. Nors buvo pažeistas tanklaivio dugnas, teršalai į aplinką nepateko. Vakar 17:30 locmanai pranešė, kad iš uosto lydimas Argentinos tanklaivis Princess Pia netoli pietinio molo netikėtai pasuko į kairę ir korpusu įsirėmė į gruntą. Iš pradžių manyta, kad tanklaivis paprasčiausiai įsirėmė į krantą. Buvo pabandyta 3 vilkikais jį patraukti, tačiau nepavyko. Tada ir suprasta, kad laivas užplaukė ant seklumos, o narai, apžiūrėję jo dugną, rado pramuštą maždaug 30 cm skylę. Kol kas teršalai į aplinką nepateko. Tanklaivio dugnas yra dvigubas, o smūgio metu pažeista tik išorinė jo siena. Aplinkosaugininkai spėja, kad mazutui išsiliejus labiausiai nukentėtų uosto akvatorija. Sutinkamai su jūrinio tyrimo centro duomenimis ir prognozavimu, šiuo metu srovė yra iš jūros ir vėjas yra iš jūros, nedidelis iki 10 metrų per sekundę. Išsiliejus naftai, nafta patektų į uždarą uosto
teritoriją. Specialistai tvirtina, kad tanklaivį nutemti nuo Seklumos galima į kitą laivą išpumpavus 5,4 tūkstančio tonų mazuto ir taip sumažinus jo grimzlę. Tokiam darbui kol kas palankios ir gamtos sąlygos, prognozuojamas vandens lygio kilimas. Iškrovus šitą krovinį, dar kartą reikės narams vis tik tai apsižiūrėti, ar nėra dar daugiau šito avarinio laivo korpuso pažeidimų. Ir jeigu tikrai daugiau nėra papildomų jokių kitų pažeidimų, reiškia, priimsime sprendimą ir statysime, švartuosime. Ir švartuosime prie antros krantinės. Visą mazutą iš tanklaivio žadama iškrauti Klaipėdos naftoje. Po to laivas greičiausiai mūsų uoste bus ir remontuojamas. Šiandien po pietų avarijos vietoje pastatytos boninės užtvaros, turėsiančios teršalų išsiliejimo atveju juos sulaikyti. Tačiau aplinkosaugininkai baiminasi ledų, kuriuos pastarosiomis dienomis srovė nešė iš marių. Ledai einantis iš marių, uždėjus boninės užtvaras, jos nėra tokios stiprios, kad sulaikytų ledų masę ir ledų masė gali suplėšyti boninės užtvaras. Kol kas avarijos priežastys neaiškios. Locmanai sako, laivo netempė, jis nelaimės metu plaukęs pats. Avarija galėjo įvykti dėl vairininko klaidos arba sugedus tanklaivio mechanizmams. Teigiama, kad atplaukdamas į Klaipėdą prieš 23 metus pagamintas tanklaivis buvo tvarkingas. Tam yra saugiai laivybos administracijai speciali tarnyba, kuri užsiima šitų atplaukiančių laivų patikrinimu. Panašu, kad uosto įplaukos rekonstrukcijos darbai, kainavę apie 130 milijonų litų, nebuvo tokie rezultatyvūs kaip žadėta. Teigta, jog po įplaukos pagilinimo uosto vartuose laivybos sąlygos pagerės, tačiau šįkart juose įstrigo palyginti nedidelės 11 metrų grimzlės laivas. Dar vienas incidentas jūroje. Į Melnragės paplūdimį buvo išmestas žvejybinis botas. Žmonės nenukentėjo. Šiandien apie 11 valandą Melnragėje ant kranto išmetė žvejybinį botą. Pasak įgulos narių, išplaukus apžiūrėti tinklų, sugedo variklis. Nedidelis 9 metrų ilgio laivelis su 2 įgulos nariais ir 3 keleiviais pro jūros vartus šįryt išplaukė apie 10:30. Vyrai plaukė patikrinti jūroje užmestų tinklų. Žvejybinio boto variklis užgeso maždaug už poros mylių nuo kranto. Variklis užgeso arčiau kranto, banga apsuko, viskas. Inkarą išmetėm, nelaikė, smėlis. Visos problemas. Apie pusvalandį dreifavęs laivelis ant Seklumos sėdo ties antrąją Melnragę. Per incidentą nei laivelis, nei žmonės nenukentėjo. Įgulos nariai sakė, jiems niekieno pagalbos nereikėjo. Tačiau kažkodėl paskutinįjį laivę likusį žmogų į krantą parvedė atvykę karinių jūrų pajėgų narai. Mes keturiesi išbridom, vien stovėjo. Kad nepalikt laivą vieną, tai nepaliks, ėjom persirinkti. Kaip informavo koordinacinis gelbėjimo centras, įgula pagalbos neprašė. Jie žadėjo dar šį vakarą laivelį išvežti sunkvežimių. Paskutiniais duomenimis laive apart paprastų žvejų nebuvo kapitono. Už tokį grubų pažeidimą gresia bauda. Šiandien vakarop pradėti Klaipėdos uoste ant Seklumos 2 paras praleidusio tanklaivio gelbėjimo darbai. Per 2 valandas iš jo į laivą Nemunas perpumpuota 600 tonų mazuto. Tilptų dar 1000. Tikimasi, kad šiandien atplauks išnuomotas tanklaivis Astra, į kurį tilptų dar iki 4000 tonų mazuto. Prezidentas Valdas Adamkus atsakingas tarnybas apkaltino nesiėmus visų būtinų priemonių likviduojant ant Seklumos užplaukusio tanklaivio avariją, bandant ją nuslėpti nuo visuomenės ir likviduoti savomis jėgomis. Prezidentas priekaištauja ekstremalių situacijų valdymo komisijai, kad ši nesugebėjo laiku pasirengti avarijos likvidavimui. Aplinkos ministras sako, su priekaištais nesutinkas. Aš pats gavau tą informaciją iš mūsų tarnybų dar trečiadienio vakare ir tiek, kiek kitos tarnybos, tiek, kiek mūsų tarnyba turėjo imtis veiksmų, visos jos ėmėsi. Mazuto perpumpavimo darbai pradėti vos prieš 3 valandų, nes Argentinos tanklaivio kapitonas neleido perkrauti mazuto, kol gavo nurodymą iš laivo savininko. Koordinacinio centro vadas uosto kapitonas turėtų turėti sprendimo galią. Suprantu, kad yra privatus interesai. Krovinys yra privataus asmens, laivas privataus asmens ir kada privatus asmuo neleidžia vykdyti avarinių darbų, o valstybei kyla grėsmė dėl šito, tame yra labai didelė problema. Aplinkosaugininkai sako, ištyrė vandenį prie užvakar ant Seklumos užplaukusio tanklaivio ir jame naftos produktų neradę. Anot specialistų, riziką užteršti gamtą turėtų sumažinti ir mazuto iškrovimas. Dalį jo ketinama perpumpuoti į uosto laivą ir Danų tanklaivį. Tuomet įstrigęs tanklaivis palengvės, taps geriau valdomas, jį bus galima nutempti prie Klaipėdos naftos krantinių ir čia iškrauti likusį mazutą.
Tanklaivio savininko atstovai sako jau svarstę, kur remontuoti pradaužtą laivą ir spėja greičiausia tai darysę vienoje iš Lenkijos laivų remonto įmonių. Remontuoti laivą būtų galima ir Klaipėdoje, tačiau 200 metrų ilgio ir 35 metrų pločio laivui čia esantis dokai per maži. Ramunė Vanzenė, Adomas Usanavičius, LNK žinios, Klaipėda. Įstrigusio tanklaivio kapitonas tvirtina, kad ant seklumos užplaukė pačiame laivybos kanale. Anot jo uoste neteisingai išmatuoti gyliai. Tai reikštų, kad 130 milijonų litų kainavusių uosto rekonstrukcija nekvalifikuota. Pagilintas kanalas netapo saugesnis. Tačiau saugios laivybos administracija teigia, kad laivas įstrigo piečiau nuo farvaterio, o ne jame. Ir dėl avarijos kaltina tanklaivio vairininką. Seklumoje prie Klaipėdos uosto molo įstrigusio tanklaivio pradėtas pumpuoti mazutas. Šie darbai pradėti tik sulaukus raštiško laivo ir krovinio savininkų sutikimo. Kada laivas įgauna inerciją, buvo atiduoti... Beveik 50 000 tonų mazuto pasikrovęs tanklaivis nuo antrosios krantinės, padedant 3 vilkikams, atsišvartavo apie 5 valandą vakaro. Po to vilkikai jį šiek tiek atstūmė atgal, išsitiesinęs tanklaivis pradėjo plaukti į priekį. Netrukus pradėjo daryti posūkio manevrą. Tačiau pasisukęs nesustojo, o sukosi toliau. Dėl to išėjo iš laivybos kanalo ribų ir priekinė dalimi užplaukė ant seklumos. Kapitonas tvirtina, kad rekonstruojant įplaukos kanalą paliktas posūkis negalėjo būti avarijos priežastis. Anksčiau buvo posūkis daromas atviroje jūroje arba tik tai laivui įkišus priekinę dalį vartos, o dabar tas reiškia dalykas yra pačioje uosto akvatorijoje. Taip kad tie naujieji bangolaužiai reiškia pridengia laivo manevrą. 150, bet posūkį dar daugiau. Uosto direkcijos atstovai sako, kad prieš pradedant rekonstrukciją nagrinėti 4 galimi įplaukos kanalo variantai. Pirmas tiesaus įplaukimo suformuojant naują įplaukos kanalą ir kiti 3 nekeičiant įplaukos kanalo ašies numatė ją pagilinti ir paplatinti. Projekto vadovas neslėpė, kad pasirinkimui įtakos turėjo finansai. Tiesiai įplaukai įrengti būtų reikėję 80% daugiau investicijų, o kasmetiniai kanalo priežiūrai 20% daugiau lėšų nei dabar. Pasirinktą variantą teigiamai įvertino kelios rekonstrukcijos projektus ruošusios užsienio kompanijos, uosto kapitonas Lotsmanai. Visų pirma, tai atsižvelgta buvo į navigacijos saugumą ir parodė, kad būtent užlenkant molą uostas yra apsaugotas labiau nuo bangų ir tas posūkis nėra sudėtingas. Nors raportą apie įvykį tanklaivio kapitonas turėjo pateikti per parą, tačiau komisijos tyrinčios avariją atstovai sako, kad kapitonas nepateikė reikalautų dokumentų. Tačiau patikrinus tanklaivio vairo mechanizmą, jau nustatyta, kad šis veikia be priekaištų, jokių techninių gedimų nėra. Tai buvo Panoramos žurnalistų tyrimas, ar avarijai negalėjo turėti įtakos gana sudėtingas laivybai posūkis prie uosto vartų. Na, o štai pavakarė iš Seklumoje prie Klaipėdos uosto molo įstrigusio tanklaivio pradėtas pumpuoti mazutas. Perpumpuoti mazutą buvo pasiruošta iš ryto, tačiau tanklaivio kapitonas neleido, nes dar nebuvo gavęs raštiško savininko sutikimo. Uosto kapitonas tvirtino, jog gelbėjimo darbai pradėti tik apie 16 valandą. Gamtosaugininkai tokią situaciją, kada privatus asmuo diktuoja sąlygas ir sudaroma įtampa, vadina teisiniu nihilizmu. Šiuo metu šitas avarinis tanklaivis kelia potencialų pavojų aplinkos taršai. Ta prasme, kad priklausomai nuo meteorologinių sąlygų gali įvykti kažkokia skylutė atsirasti, gali pradėti nafta veržtis į išorę. Apie 1500 tonų mazuto turėtų būti perpumpuota į Klaipėdos uosto tanklaivį Nemunas. Dar apie 3000 tonų žadama perpumpuoti į pavakarę atplauksiantį danų tanklaivį Astra. Iškraunamas mazutas vežamas į Klaipėdos naftos terminalą. Manoma, kad po šių darbų, kurie pasak specialistų truks apie parą, tanklaiviui padedant vilkikams pavyks nuslysti nuo Seklumos. Pasak specialistų, 3 skiaurinės pramuštos išorinėme dugno sluoksnyje, o antrasis dvigubo dugno sluoksnis liko nepažeistas. Jeigu būtų biškiai aukščiau šitą pramušą, tada galimybė buvo, reiškia, kad tas krovinys būtų ištekėjęs už... Kiek centimetrų aukščiau? Dabar aš negaliu pasakyti tiksliai, reikia palaukti tyrimų išvadų.
Specialistai sako, jog Klaipėdoje ant seklumos užplaukęs tanklaivis tokio pat tipo, kaip ir avariją prie Ispanijos krantų patyręs tanklaivis Prestiž, kuris gabeno 77 tūkstančius tonų mazuto. Tai maždaug prieš 20 metų statyti laivai viengubo korpuso su dvigubu dugnu. Dvigubas dugnas, pasak specialistų, apsaugo laivą per avariją. Labai daug padidėjo patikimas, kadangi avarijos atveju pramušus išorinį dugną, iš laivo neištekės, kaip sakant, jau kūras ar kas ir paskui, reiškia, bus apsaugotas krovinys. Šį mėnesį ES transporto ministrai siekdami ateityje išvengti tokių avarijų po 2010 metų nutarė nebeįleisti į ES uostus viengubo korpuso tanklaivių. Lietuva svarsto galimybės kartu su kaimininėmis valstybėmis apriboti viengubo korpuso tanklaivių plaukimą į Baltijos jūrą. Sveiki. Šiandien gruodžio 13 penktadienis. Kviečiame žiūrėti Baltikum televizijos žinias. Laidoje matysite. Vyksta uosto vartuose įstrigusio tanklaivio gelbėjimo darbai. Klasko oficialiai pradėjo Rusijoje užaugintų grūdų krovą. Būsimieji jūrininkai mokėsi su moderniu treniruokliu. Prasidėjo uosto vartuose įstrigusio tanklaivio Princess Pia gelbėjimo darbai. Tikimasi, jog užvakar ant seklumos užplaukęs argentiniečių laivas su beveik 50 tūkstančių tonų mazuto bus nutemtas šeštadienį. Šiuo metu siekiant sumažinti tanklaivio grimzlę, mazutas iš jo perkraunamas į kitus laivus. Vakar vakarą uosto kapitono valdyba gavo laivo savininko leidimą iš tanklaivio išpumpuoti dalį mazuto ir taip sumažinti jo grimzlę. Naftos produktai šiandien prieš piet pradėti krauti į laivą bunkerį Nemunas. Ketinta naudotis ir vieno danų tanklaivio pagalba. Atplauks danų tanklaivis, kuris tęs šitos darbus ir tikimės, kad iki ryto būtinas saugiam tanklaivio nuplaukimui užtikrinti krovinio kiekis bus nukrautas. Jei paaiškės, jog iš tanklaivio Princess Pia iškrauto mazuto kiekis yra pakankama sumažinti jo grimzlę, šeštadienį rytą laivą bus bandoma nutemti nuo seklumos. Tikimasi, jog šios operacijos metu laivo dugno pažeidimai padidinti nebus. Vakar argentiniečių tanklaivyje dirbo Lietuvos saugios laivybos administracijos komisija, bandanti nustatyti avarijos priežastis. Kol kas anksti daryti išvadas, komisija dirba, surinkusi yra medžiagą, pasėmus iš laivų, reiškia, ką jie ten surinko, kursogramas ir taip toliau, apžiūrėjo, inspektoriai patys apžiūrėjo laivą ir dabar dirbama su ta medžiaga. Neturėjom dar laivo kapitono paaiškinimo dėl aplinkybių nei locmano, nei taip toliau. Pagrindinės versijos lieka tos pačios – vairininko klaida arba tanklaivio valdymo mechanizmų gedimas. Laivą lydėjusių Klaipėdos uosto locmanų kaltė atmetama. Tuo metu locmanas buvo laive, bet locmano statusas mums visada reikia prisiminti, jisai yra tik patarėjas. Tik patarėjas. Bet kada ir už bet ką visada atsako laivo kapitonas. Saugios laivybos administracijos komisija tyrimo išvadas tikisi pateikti kitą savaitę. Neatmetama, jog gali būti kreiptasi į teismą dėl avarijos kaltininkų nubaudimo. Teismo nuosprendžio, jeigu tik tais bus, reiškia, nustatytas kaltininkas, mes ištirsim, reiškia, šitą atvejį ir pateiksim duomenis, tai tyrimo išvadas, o jo nuspręs, kas bus kaltininkas, aišku, atsakys tikriausiai. Kol kas aplinkosaugininkai sako nepastebėję teršalų patekimo į vandenį. Operacijos vietoje pastatytos plūduriuojančios užtvaros budi gelbėjimo tarnybos. Ant seklumos sėdęs tanklaivis į uostą įplaukiantiems ir išplaukiantiems laivams netrukdo. Beje, šiandien nuo seklumos nebuvo nutemtas ir kitas, tiesa daug mažesnis laivas. Tai žvejų botas, kuris buvo išmestas į krantą Melnragėje vakar rytą užgesus varikliui. Paaiškėjo, jog šio laivelio įgula į jūrą buvo išplaukusi pažeisdama taisykles, tai yra be laivo kapitono. Klaipėdos jūrų krovinių kompanija oficialiai atidarė pirmąjį birių produktų terminalą uoste. Tikimasi, jog naujasis terminalas padidins Klasko gamybinius pajėgumus iki 1,5 milijono tonų krovinių per metus. Koncerno Chemos grupė valdoma Klaipėdos jūrų krovinių kompanija Klasko oficialiai atidarė birių produktų terminalą. Terminalas kainavęs 29 milijonus litų pastatytas trumpiau nei per metus. Tai pirmasis Klaipėdos uoste tokio pobūdžio terminalas pastatytas šiaurinėje dalyje prie 14 metrų gylio 4 krantinės, kur gali švartuotis didžiakrūviai laivai. Mes tikimės perkrauti virš 1 milijono tonų grūdų. Mes jį statėm, norėdami krauti trąšas, tarėme su baltarusiais, su rusais, bet, reiškia, konjunktūra pasiūlė mums grūdus ir mes pervedėm šitą visą terminalą į grūdų terminalą. Terminalas sudaro 4 geležinkelio vagonų iškrovimo estakados, 3 kupolo formos sandėliai ir dengtos transporterių galerijos krantinėse.
Įkrovimo į sandėlius greitis siekia iki 600 tonų per valandą. Sandėlių talpumas 50-60 tūkstančių tonų. Sandėliai sujungti su antžeminėmis ir požeminėmis galerijomis. Tikimasi, kad naujasis terminalas išplės Klasko gamybinius pajėgumus 1,5 milijono tonų krovinių per metus. Terminalas jau sėkmingai išbandytas, grūdus kraunant iš vagonų į sandėlius ir iš sandėlių į laivus. Pirmasis aptarnautas su Bulgarijos vėliava plaukiojantis laivas Koznica iš Klaipėdos į Italiją išgabeno daugiau nei 22 tūkstančius tonų grūdų. Atsižvelgusi į Klaipėdos uosto poreikį turėti specializuotą terminalą grūdinių kultūrų krovai, Klasko priėmė sprendimą plėsti birių produktų terminalą įrengiant antrąją krovos liniją. Ateinančiais metais greta kupolinių sandėlių numatoma statyti 120 tūkstančių kubinių metrų talpos arkinį ir cilindrinius sandėlius grūdams. Prieš oficialias birių trąšų terminalo iškilmes Klasko gavo džiugią naujieną. Kompanijai suteiktas gamtosauginis sertifikatas. Vakar gavom sprendimą jau, kad mūsų kompanija yra pripažinta ir mes gavom tokią kopiją, kuri rodo, kad mes esam sertifikuota kompanija ir turim sertifikatą ISO 14001. Tačiau ne viskas šiais metais kompanijoje buvo sklandu. Metus baigsime su nedideliu nuostoliu, sakė Klasko valdybos pirmininkas. Šiemet teko atleisti apie 150 darbuotojų, sumokėta 1,5 milijono litų išeitinių kompensacijų. Tai susiję su sumažėjusiais pelningais krovinių srautais Klaipėdos uoste. Būsimieji laivavedžiai mokėsi su moderniu laivybos navigacijos treniruokliu, galinčiu sukurti sąlygas artimas realiam plaukiojimui. Klaipėdos jūreivystės kolegijoje pristatytas treniruoklis kainavo 700 tūkstančių litų. Prieš jūs plaukiantys laivai tai nenaujas kompiuterinis žaidimas, o realios situacijos modelis atkurtas naujausio integruoto laivų navigacijos treniruoklio, sumontuoto Lietuvos jūreivystės kolegijoje. Iš šios 700 tūkstančių litų kainavusios įrangos pristatymą atvyko net 2 ministerijų pasidalinusių įrangos įsigijimo kaštus vadovai. Krašto apsaugos ministerija šiam projektui skyrė 330 tūkstančių litų ir tikisi, kad šis treniruoklis jiems bus naudingas. Be abejo, karo laivynui taip pat. Gal poreikiai mažesni negu civiliniai laivynui, tačiau įsitikinom ne tik šiandieną, bet apskritai žinom, kad tam, kad mokytis valdyti laivą ekstremaliom situacijom, geriau mokytis mokymo klasėje negu realioj situacijoje. Beje, tai ne vienintelė kariškių investicija į mokslą, nes jų iniciatyva kompiuterizuojamos kaimo mokyklos remiami šalies universitetai. Mes skiriam mokslui apskritai apie 9 milijonus kažkur tai litų. Tai per visus, jeigu taip žiūrėti projektus, aš turiu omeny ir karo mokslą, aš turiu omeny ir mokslo tyriamosius darbus ir bendrus projektus su švietimo ministerija. Naujajame treniruoklyje sumontuota įranga be didelio vargo gali būti panaudota tikrame laive. Tuo tarpu jūreivystės kolegijos studentams naujas treniruoklis lengvo gyvenimo nežada. Nes laivą prie krantinės šiuo treniruokliu ir patyrė jūrų vilkai prišvartuoja ne iš pirmo karto. Išmokti naudotis šitą techniką yra žymiai sunkiau negu kad seniems laivavedžiams reikėjo išmokti reiškia, valdyti laivą senais metodais. Tai ir sunkiau, ir lengviau. Be abejo, studentams krūviai yra žymiai didesni ir ne tik tai studentams. Treniruoklio programoje įvesta dauguma didžiųjų pasaulio uosto modelių, tačiau jame dar nėra Klaipėdos uosto duomenų ir greičiausiai ilgai nebus. Todėl galimybės teoriškai pasitreniruoti išplaukti iš mūsų uosto užsienio laivų kapitonai neturi. Belieka tikėtis, kad tokių nelaimių, kurie įvyko šiomis dienomis Klaipėdoje, pasitaikys labai retai. Tanklaivis vėluojama dėl lėto laivo įgulos darbo. Perpumpavus minimalų mazuto kiekį ir specialistams patikrinus tanklaivio Princess Pia būklę, dar šį vakarą turėjo būti nuspręsta, ar galima nutempti jį nuo seklumos. Iki 16 valandos specialistų skaičiavimų planuota perpumpuoti daugiau kaip 5 tūkstančio tonų mazuto. Tai yra minimalus svoris, kuris turėtų iš principo padėti tanklaiviui, avariniam tanklaiviui pakilti. O maksimalus pagal paskaičiavimus yra 7 tūkstančiai. Tačiau planuotų laikų krovos darbai nebuvo baigti. Darbų vilkinimu uosto kapitonas kaltina tanklaivio kapitoną ir laivo įgulą. Jie aiškina įvairiomis techninėmis priežastimis, pradedant nuo žemos mazuto temperatūros ir baigiant techniniais nesklandumais. Kodėl vėluoja krova, laivo kapitonas iškviestas pasiaiškinti uosto kapitono valdybą. Praėjusią naktį jam Klaipėdos prokuratūra įteikė oficialų įspėjimą, kuriame nurodoma, jog šis privalantis vykdyti visus uosto vadovybės reikalavimus ir bendradarbiauti nutempiant tanklaivį nuo seklumos.
Pasak Klaipėdos uosto kapitono, nuo gelbėjimo operacijos pradžios Princess Pia kapitonas nesutiko bendradarbiauti ir nepateikė prašomų dokumentų reikalingų situacijai įvertinti. Baigus perpumpuoti minimalų mazuto kiekį į Nemuną ir Danų tanklaivį Astra, dar šį vakarą, jeigu reikės, bus perkrautas ir papildomas kiekis. Nuo Seklumos nutempti laivą planuojama rytoj ryte. Ar galimi šie darbai, savo išvadas pateiks ir šį vakarą iš Olandijos atvykstantis specialistas, kurį pasamdė ant Seklumos užplaukusio tanklaivio savininkas. Tačiau dėl blogėjančių oro sąlygų susirūpinta, ar pavyks gelbėjimo darbai. Rytoj po pietų prognozuojama, kad vėjas sustiprės iki 10–15 metrų per sekundę. Šąla ir dėl to Kuršių mariose gali padaugėti ledų. Baltijos jūroje ties Klaipėda ant Seklumos užplaukęs tanklaivis šiandien toliau iškraudinėtas, iš jo pumpuoja mazutą. Siekiama, kad laivas palengvėtų, tada būtų nuvilktas prie krantinės, ten visiškai iškrautas ir apžiūrėtas. Panamoje registruotas Princess Pia ant Seklumos užplaukė trečiadienio vakarą, kai prisipylęs beveik 50 000 tonų mazuto, išplaukė pro Klaipėdos uosto vartus ir tapo nevaldomas. Laivą pirmą kartą apžiūrėję narai teigia, kad išorinis jo korpusas keliose vietose pažeistas, tačiau vidinis sveikas, todėl mazutas į jūrą neteka. Tanklaivio įgula per avariją nenukentėjo. Klaipėdos prokuratūra įspėjo bendradarbiauti nelinkusi Princess Pia kapitoną, kad neįvykdęs Lietuvos pareigūnų reikalavimų ir nepateikęs reikiamų dokumentų, jis gali būti priverstas atsakyti pagal Lietuvos įstatymus. Lamanšo sąsiauryje per rūką susidūręs su sausakruviu nuskendo Norvegijos laivas su beveik 3000 automobilių. Įgula išsigelbėjo, nepranešama, kad kas nors būtų nukentėjęs. Bahamose registruotas sausakrūvis per susidūrimą smarkiai aplamdytas, tačiau su visa įgula plaukė į uostą. Ant Seklumos užplaukusio tanklaivio kapitonas tik įspėtas ėmė bendradarbiauti su Lietuvos pareigūnais. Išpumpavus daugiau mazuto, palengvėjusi laivą prie krantinės ketinama tempti apie vidurnaktį. Po avarijos praėjus 4 paroms Argentinos bendroviai priklausantis tanklaivis tebestovi įstrigęs Seklumoje. Klaipėdos uosto pareigūnai sako tiki, kad iki vėlaus vakaro bus išpumpuota 6000 tonų mazuto ir vidurnaktį 4 vilkikams pavyks išjudinti ir nutempti jį į Klaipėdos naftą, kuris ir buvo pakrautas. Čia iš jo turėtų būti išpumpuotas visas mazutas ir dar kartą apžiūrėtas laivo dugnas. Tanklaivis veikiausiai bus remontuojamas Lenkijoje, nes Klaipėdoje per maži dokai. Narai jau 3 kartus apžiūrėjo laivą ir daugiau skylių teigia neradę. Iškart po avarijos laivo pirmą galyje aptiktos 3 pradaužos, bet kadangi dugnas dvigubas, mazutas į aplinką nepateko. Laivo kapitonas ir savininkų agentai tik įspėjus Klaipėdos prokuratūrai, uosto direkcijai pateikė reikalingus dokumentus ir suteikė informaciją apie krovinį. Trečiadienio vakarą avariją patyręs tanklaivis su kroviniu svėrė beveik 70 000 tonų, krovinio vertė apie $7 milijonus. Iki šiol neatskleistos avarijos priežastys. Pateikęs galimą avarijos schemą, tanklaivio kapitonas teigia, kad ant Seklumos laivas užplaukė pačiame laivybos kanale. Saugios laivybos administracijos pareigūnai tvirtina, kad avarija įvyko piečiau laivybos kanalo. Anot jų, tanklaivio kapitonas siekia įrodyti, kad po 130 milijonų litų kainavusios uosto rekonstrukcijos neteisingai išmatuoti gyliai, o pats uostas nesaugus. Saugios laivybos administracija išvadas dėl avarijos ketina pateikti kitą savaitę. Petras Lingė, Ramunė Bandzienė, LNK žinios. В проливе Ла-Манш в результате столкновения с багамским грузовым кораблем затонул норвежский сухогруз «Триколор». Авария произошла в густом низком тумане при минимальной видимости. В результате столкновения норвежское судно, на борту которого находилась партия автомобилей на общую сумму в $40 миллионов, получило пробоину и пошло ко дну. К счастью, команда корабля была вовремя снята с палубы спасателями, а второе судно, багамский грузовой корабль «Кариба», несмотря на серьезные тоже повреждения, все же осталось на плаву. В Европе разворачивается война между правительствами и владельцами опасных кораблей, которые одно за другим терпят крушение у берегов Старого Света. Теперь вот в Ла-Манше затонул норвежский корабль «Триколор». Немедленно поднять его требуют французы. Власти научены грустным опытом с танкером «Престиж», крушение которого у берегов Галисии обернулось крупнейшей в истории Европы экологической катастрофой. Теперь там ждут 3-ю волну нефти. Из зоны бедствия в северо-восточной Испании наш специальный корреспондент Алексей Михалев. Западное побережье Испании, что прифронтовая полоса. Едва отразив 2 первые атаки, страна готовится встретить 3-ю волну Марея-Негра, черного прилива. Так здесь окрестили послание затонувшего танкера «Престиж». Тысячи волонтеров по зову сердца и тысячи военных по разнарядке ежедневно прибывают в Галисию, автономную область на северо-западе Испании. В минувшую субботу 2000 студентов командировал Мадрид. Нет, машины использовать невозможно. Они просто не способны перекачать клейкую массу из нефти, камней и песка. Все делается вручную. Без этих мужественных людей ничего бы не вышло.
Тем временем «Престиж», который, как казалось многим, упокоился на глубине более 3,5 километров, по-прежнему напоминает о себе. Нефть, вопреки прогнозам, не загустела от низкой температуры. Через 9 пробоин ежедневно просачивается 125 тонн топлива. Вполне вероятно, что расколовшийся на две части «Престиж» придется забетонировать при помощи 2 судов и колоссальной длины шлангов, по которым на дно будет подаваться цементная смесь. Впрочем, существует и альтернативный проект, согласно которому над обломками танкера развернут воронку-улавливатель и при помощи все тех же шлангов нефть перекачают на поверхность. На рыбных рынках царит атмосфера неловкости. Испанцы, всему на свете предпочитающие эпикурейский образ жизни, бесконечные застолья и пиршества проявляют нехарактерную для себя осторожность. По обе стороны прилавка понимают, что рыба, если она поймана в Галисии, вероятнее всего отравлена, но спорят об этом неубедительно, потупив глаза. А есть ведь еще персевес, обитающий на скалах моллюск, который сотни персеверы, рискуя жизнью, собирают во время шторма. Теперь и это народное лакомство в черном списке. Взвинтить цены до 200 евро за кило – это неслыханная дерзость, ведь персевес – это неизменное блюдо к новогоднему столу. Это как если бы в России кто-нибудь монополизировал производство салата оливье, а потом стал бы продавать его втридорого. На это, собственно, весь расчет. Никуда не денутся, все равно купят. На большинстве ящиков появилась извинительная надпись «Африка», то есть поймана в безопасном районе. В числе тех, кто к обороне подготовился наиболее тщательно, океанариум городка Ла-Корунья. Его аквариумы сообщаются с океаном напрямую, то есть все эти скаты и мурены практически плавают в Атлантике. И до недавнего времени этим обстоятельством здесь гордились. С тех пор, как местных тюленей едва удалось отмыть от нефтяных пятен, в океанариуме изготовились к осаде. Повсюду пирамиды из мешков с веществом для очистки воды. Мы успели подготовиться. Слава богу, нам хватило времени на то, чтобы перекрыть трубы, по которым вода поступает из океана. Теперь, правда, приходится караулить прилив и заполнять специальные резервуары. На сутки хватает. Ощущение такое, будто мы в крепости. Я верю, что нам удастся устоять перед третьей волной. Рискуя собственным здоровьем, дыша ядовитой взвесью, в респираторе тяжести долго не потаскаешь, люди спешат очистить море. Каламбур «волонтеры-волнотеры» приобретает буквальный смысл. Бытует мнение, что уже в этом столетии водой человечество станет торговать в объемах, сравнимых с нефтью. Чтобы это случилось не скоро, спекшийся мазут в Галисии намерены собрать. Весь, до последней капли. Алексей Михалев, Дмитрий Бритиков, Вести, область Галисия, Испания. Salvage experts are due to send a team of divers to examine a car ferry which sank in the English Channel. The 55-ton Norwegian-registered Tricolor carrying 3,000 luxury cars capsized then sank after a collision with a cargo freighter off the Kent coast. Thus far, assessment of the vessel has been difficult due to adverse weather conditions. However, early reports suggest that the 2,000 tons of oil on board was not leaking into the sea. Meanwhile, the 20,000-ton Bahamas-registered freighter Kariba, which was badly damaged in the accident, made it back to the Flemish port of Antwerp intact.